Labas vakaras, futbolo mėgėjai, sveikiname su jumis iš Mažeikių. Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynės. Liko 32 komandos, 16 porų ir viena jų atmosfera prieš FK Žalgirį. Šiandien atliks savo firminį tolimą gerą perdavimą ir gali turėti labai rimtų problemų. Gaisrai prie svečių vartų ir dabar jau Žalgiris leidžiasi į greitą ataką, yra erdvių kitoje aikštės pusėje, ten ir siunčiamas kamuolys. Labai geras perdavimas, čia galima bandyti smūgiuoti nestabdant, stabdoma dar vienas perdavimas ir teksėra jo perdavimas, čia jau galima ir smūgiuoti, tą ir bando daryti Vilniečiai. Gera standartinė situacija, skaičiau taip, panašų veiksmai renkasi Vilniečiai tiesiog tiesiai, Sužas Petrauskas. Žaidėjai, Liutauras Iškatas pats žaidėjai, kurie sužaidė visas įmanomas minutės. Tačiau tie, kurie pasirodo po keitimo, tikrai pasirodo, tai dažnai renkasi ten savo minutės, o Žalgiris renkasi savo pirmąjį įvartį. Žalgiris renkasi pirmąjį įvartį ir, sakyčiau, iš niekur. Ta situacija aikštės viduryje, ten, kuomet dalinasi kamuolį abi komandos, tarsi primigdė Mažeikių klubą ir yra nesėkmingas jo perdavimas, šansas smūgiuoti ir kamuolys lekia. Endišas, jo smūgis. Idris Momo, jo perdavimas, smūgis. Ir Vincentas. Šansas Žalgiriui, kamuolys baudos aikštelėje, smūgis. Žalgirietis eilę metų jau atstovauja su peršokom, tačiau eilę metų atstovauja Vilniaus Žalgiriui. Jokio stebuklo, dažnas vaizdas ir A-lygoje, čia smūgis. Šansas šeimininkams, smūgis ir čia daug opcijų buvo. Vėl labai greitą puolimą leidžiasi šeimininkai, čia šansas ir 1-1. Tai apie ką ir kalbėjom, kad viena iš tokių progų Mažeikių komandai turėjo suveikti ir jis suveikė. Ir jis suveikė, muša įvartį pakeitimo pasirodęs Jutaro Funami. Didžiulis džiaugsmas čia Mažeikiuose. Visi susirenka džiaugtis, lieka gerų 15 minučių tam, kad Vilniaus Žalgiris išspręstų šią susidariusią situaciją. Įspėja. Vienas prieš du smūgis ir 2-1. 2-1 atmosfera priekį. Ir vienareikšmiškai kol kas geriausias šių rungtynių žaidėjas Kantaseki. Dega faktas, kad čia buvo šiek tiek sėkmės, tačiau ir be tos sėkmės, ko gero kamuolys būtų skriejęs į vartų plotą. Galbūt galima ieškoti kažkokių variantų, dabar manau, kad tiesiog reikia duoti pabaigti rungtynes antrąjį kėlinį. Dar vienas šansas Vilniečiams, smūgis, net negaudo tokio kamulio. Liutauras komanda ten ir griūna ant dirbtinės dangos. Kad būtų suteikta pagalba, klausimas, kiek ten iš tikrųjų reiktos pagalbos, kiek privalo dabar. Aukštas perdavimas. Ataka nesibaigė, dar viena galimybė, smūgis, kamuolys lekia virš vartų, perdavimas. Apsigina atmosferą ir tai yra viskas. Tai yra viskas, kyla į viršų Mažeikių atmosferos žaidėjų rankos, triumfuoja fanai, sensacija, kurios mažai kas tikėjosi. Pažiūrėkite, kas čia dedasi Mažeikiuose. Sveikinimai treneri, ką akcentavote prieš rungtynės? Nepralošti. Ne, iš tikrųjų, tai kaip į kiekvienos rungtynės neturim planą. Ir žinai, futbolas yra, aš kaip sakau, kaip šachmatai, žinai. Ir šiandien mums buvo patogu buvo kai kurios momentus, kur mes buvom susitarę, mums buvo patogu Žalgiris, kur mes turėjom atiminėti kamuolį. Beliko, kad mes įvykdymėm tą planą, tai kaip ir kiekvienos rungtynės. Ir buvo geresnių, blogesnių momentų, bet gynybinis planas pavyko, išeiti kontratakas į tranzicijas irgi pavyko, žinot, emocija, žaisti prieš Žalgirį. Tai labai džiugu. Pirmą gal aš nutrauksiu ir pasakysiu taip, labai noriu padėkoti sirgaliam, savo komandą, jie fantastiniai. Aš jiems sakiau, jeigu jie tikės tą, ką mes darom ir įvykdys, jie turės tą, ką dabar turi. Aš labai džiaugiuosi, tai sveikinu juos.
Jeigu reikėtų išskirti kertinį rungtynių momentą, ką rinktumėtės? Kertinis momentas, tas jų įvartis, kai jie įmušė, kur tą tokį. Ir tada man svarbiausia ir ta mūsų reakcija po praleisto įvarčio. Mes akcentuojam, kad turim susivienyti, turim išlaikyti tą patį rungtynių planą viens už kitą. Apie detalės niekad nemėgstu kalbėti, tiesiog viskas paprastai, bet labai patiko, išlaikėm, pertraukoje dar pasitarėm, ką turėtumėm geriau padaryti. Aišku, mums gavos antras kėlinys pavėjui. Ir fantastika, daugiau reikia pasakyti, vaikinai, tiesiog fantastiniai. Galiu pasakyti taip, šiandien šachmatų partiją mes laimėjom. Jie po pirmo kėlinio nieko nepakeitė, mums buvo irgi taip pat lengva, dėl to visas tas planas ir vyko. Turėjom ir A ir B planą. Žinoma, aišku, taip dabar pajokausiu, Žalgirio vienas žaidėjas, tai kaip mūsų visas metinis biudžetas, žinot. Manyčiau taip, jau kažkas panašaus. Tai ką šiandien vaikinai padarė, turbūt galės, kaip sakau, senatvėje anūkam papasakot, kad mes pasiekėm tokią pergalę. Jie yra nuostabų, šaunuoliai. O daugiau galiu pasakyti čia taip, noriu tą pergalę, aišku, paskirti savo šeimai, žmonai, kuri palaiko, ką čia pasakyti, sūnus įmušė, tėvas nuskriaudė, nelabai geri, žinai. Jo, matyt, žinai, būsim tam juodam sąraše, šiaip joko formai. O daugiau tai galbūt graudesnė situacija šiandien, kad mūsų keimai tikrai taip turėjom 4 keitimus ir dar dabar iš vis žmogui su akim, tai jam šitą pergalę, aišku, visam miestui ir tikiuosi, kad nebus rimta trauma. Taip pat Pogi ir Kristupui su trauma. Pas mumis toks, sakyčiau, laikotarpis, turim nedaug žaidėjų, bet jie šaunuoliai, atidavė visą širdį, žinot, planą įvykdė, o kuo daugiau treneris turi norėti. Tik džiaugtis ir didžiuotis, kad gali dirbti su jais. Tai va, ačiū jiem. Kiek apskritai tokia pergalė reiškia komandai, futbolo bendruomeniai, Mažeikiuose? Reiktų nueiti komandas paklausti, žinot. Bet aš manau, čia visam galbūt Lietuvos futbole dabar tokia sensacija turbūt bus. Tai nemoku žodžiais pasakyti, ką tik iš Rūbinės, žinot, dar tokia emocija verda. Džiaugiuosi. Tai aš vis laik užmingu. Čia, nežinai, ne kažkoks stebuklas, tiesiog žaidėm. Pergalė yra pergalė, džiaugiamės, juk jie turi 2 kojas ir mes 2 kojas. Tiesiog šachmatų partija. Jie stovėjo patogiai, dar kartą pasakys. Jiem reikia spręsti savo reikalus. Tai va, miestui tai ir nuostabu. Manau, direktoriai turi džiaugtis. Mes šiandien labai džiaugiamės, duosim vaikinam pailsėti, bet dėja laukia čempionatas. O ten mes turim problemų. Dar neturim vieno žaidėjo, ne vieno ar keletas šiuo metu. Tai šiandien pasidžiaugsim, pasišypsosim visiems, o rytoj pailsėsim ir vėl čempionatas. Tai va, ačiū visiems, ačiū kurie palaikė, kurie nepalaikė. Didžiulis ačiū, vaikinai, jūs nuostabus, komanda ir nuostabi. Ačiū, kad aš galiu dirbti su jais. Didelis ačiū. Treneri, ar tokiose rungtynėse galima rasti bent kažkiek pozityvo? Apie kokį pozityvą mes kalbam? Čia didžiausia gėda, kokią aš esu turbūt patyręs kaip buvęs futbolistas, kaip futbolo treneris. Man net nežinau, ką pasakyti. Žmonės sirgaliai atvažiuoja ir mes išeinam tokie, aš nežinau, kai kurie žaidėjai, jie bijo žaisti, aš nežinau, ar čia psichologinės problemos, ar čia dar kažkas, aš gal per trumpai dar šitoj komandai, bet matau tokius dalykus, kur, aš nesuprantu ir nesu matęs ir nesu jautęs tokių dalykų, nežinau, aš čia ne vieną kartą esu atvažiavęs ir čia žaidė, niekad nejaučiau tokios nepasitikinčios komandos, gal čia ta tokia atkarpa yra dabar, kai, aš nežinau, aš žiūriu ir matau, kad žaidėjai tie, visiškai pasimetę, kalbi, atrodo viskas ok, atrodo, ką, reikia atvažiuoti pasitikėjimo įgauti, nėra taip, nėra taip. Treneri, paminėjote, kad per trumpai esate šioje komandoje, bet ar esate patenkinti tuo, kaip komanda gyvendina jūsų idėjas? Ne, aišku, ne, kaip jinai gali būti patenkinta, kaip aš galiu būti patenkintas. Čia nesvarbu, ar senas, ar naujas treneris atvažiuos, ar šis be trenerio. Žalgiris turi atvažiuoti ir, turi laimėti. Man trūksta žodžių, aš sakau, jaučiuosi dar taip niekad gyvenime, turbūt nesu jautęsis.
Kokius dalykus svarbiausia keisti, kuo greičiau siekiant pagerinti komandos žaidimą? Na, kuo greičiau dabar pakeisti, nu, žaidėjų nepakeisis, tie patys žaidėjai turės eiti, va, už 3-4 dienų eiti ir žaisti, na, tų pakeitimų nėra daug, nu, kas yra, tas yra, nu, nežinau, bet, nu, net sunku kažką sakyti šiuo metu.